Esu priverstas kalbėti, nes mokslininkai atsisakė paisyti mano patarimų, nežinodami jų priežasties. Visiškai nenorėdamas turiu išdėstyti savo motyvus, kodėl prieštarauju šiai planuojamai ekspedicijai į Antarktidą, jos plataus masto fosilijų paieškai ir ketinimui gręžti bei tirpdyti senovinius ledo sluoksnius. Dar labiau mane stabdo tai, kad mano perspėjimai gali būti beprasmiški. Yra dalykų, kurių neįmanoma paaiškinti. Dalykų, kurių niekada nereikėtų atkapstyti. Senasis ir stipriausias žmogaus jausmas yra baimė, o seniausia ir stipriausia baimės forma – tai baimė nežinomam. Nė viena žmogaus akis nebuvo regėjusi tų ciklopiškų struktūrų. Nuo pat tada, kai dar nebuvo išaušus žmonijos aušra. H.P. Lovecraft. Beprotybės kalnuose. Jau greitai gyvo balso kanale.